Gerą dieną. Gal pradėti norėčiau nuo minties, kad išties nėra stebuklingo recepto, nei stebuklingo būdo. Ir gerbiama Jūratė, kaip paminėjo, visko tenai buvo, tai išties yra ir asmeninius vaikus rašiau, ir dainavimui, ir pasakojimui, ir savus, bet svetimesnius, ne pagal kraujo ryšį susijusius. Ir tai nereiškia, kad jeigu tu jau čia kalbi, tai vadinasi, tu žinai, kaip ir ką būtinai padaryti, kad garantuotas diplomantas ar laureatas. Iš ties ne. Tiesiog pati savo visada atsakau į klausimą, o kam to reikia? Aš pati netgi to klausimo nekeliu, nes matau labai, 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 labai daug naudos, labai daug vertės. Ir kai kalbėjome su gerbiama Jūratė apie šiandienos susitikimą, aš pati uždaviau klausimą, negi dar reikia vaikus mokyti tarmiškai, kuomet dabar pertraukų metu aš su penktokais nuo 5 iki 8 klasės kovoju, kad lietuvių kalbos kabinete nebūtų kalbama bent jau angliškai, o būtų kalbama ir per pertraukas lietuviškai. Bet gyvenimas diktuoja savo taisyklės. Ir, ir būtent Ramtatulis, būtent tautosaka, būtent mūsų tas proto nesuvokiamas nutolimas ir yra būdas atrasti dar ir asmeninį kontaktą, ir suteikti tą naudą vaikams. Ir sakydama, ir savo, ir be jokios abejonės savo. Ir naudą, malonumą, vertę, prasme. Ir sakydama, kad nėra stebuklingų būdų, nėra stebuklingų receptų, yra tik tai stebuklingi vaikai. Ir šiai dienai jie tikrai yra stebuklingi, jeigu vienu metu sukrenta tokia dėlionė, kad ir vaikas nori, ir dar gali, ir dar geba, ir netgi išmokęs dar ir sutinka, nepasako, kad man reikėjo tik tai išsibandyti ir aš jau pasiekiau, ko aš norėjau. Tai ir yra tas stebuklingas vaikas. Ypač jeigu mes kalbam apie vaikus, jaunuolius, paauglius, kurie neturi gimtosios tarmės. Ir kadangi 30 metų jau dirbu su folkloro ansambliu Gerviki, tai šiai dienai anksčiau ateidavo tik vaikai, kurie laikydavo save čia Žemaitijos pariby. E, Mes irgi Raudėnai esam Šiaulių rajone, ta žemė, kur ne tik tai dūnininkai ir daunininkai, bet ir aukštaičiai ir žemaičiai šalia gražiai sugyvenam. Ir visi labai kažkodėl tai norėtų būti aukštaičiais. Tai šiai dienai dabar jau ateina vaikai, kurių ir tėveliai nebekalba tarmiškai tose paribinėse vietose, ir seneliai nebekalba tarmiškai. O kuomet nuvykstu į Plungę, į vyro švyje, tai dažnai labai ginčijuosi, nes jų manimų geriau vaikui mokytis anglų ir bendrinę kalbą, negu kad klausytis ir girdėti žemaitiškai. O kam jam to reikės? Tai kalbant apie vaikus, vieni iš jų kalba tarmiškai, kiti visiškai nekalba tarmiškai. Ir kuomet jau mes nutarėm ruoštis, darytis, reikia ieškoti būdų ir būtinai pasitikrinti. Nekartą esu susidūrusi su situacija, atrodo vaikui ir lengva, ir paprasta, ir netgi ir tėveliai, dėdės, tetos, močiutės kalba žemaitiškai, o tas, kuris ištisai bendraujantis, komunikuojantis, reikia pasakyti tarmiškai žodį ir atrodytų, kad tai yra neįvaldoma užsienio kalba. Yra toks akcentas, kad sunku patikėti, bet šalia esantis brolis, sesė, draugas, žiūrėk, kuris visai nekalbantis, žiūrėk, pradeda atkartoti, tyliai sako, aš noriu pabandyti. Ir paaiškėja, kad jisai lengviausiai kalba tarmiškai. Tai čia būkite laimingi tie, kurie gyvenate tose teritorijose Lietuvos, kur yra tarmė. Bet čia jau mažiausiai ne apie miestus kalba eina, o jau ir kaimuose, bent jau mūsų rajone, mažai kas bekalba tarmiškai. Bet viskas užrašyta, viskas užfiksuota, daugybė galimybių, būdų ir žmonių dar, dėkui Dievui, labai daug, su kuriais pasikonsultavus, pasitarus galima bet kokį tekstą, žinant bendrasias taisyklės, paversti nuostabiu tarmišku tekstu.
Tai pirmoji mano skaidrė yra apie tai, kad šitoj vietoj mes, vadovai, mokytojai, turim prisijimti pagrindinę atsakomybę. Ir išties geras pasakotojas yra išskirtinis talentas, nes kalba eina apie pasakojimą. Pirmiausia, jis turi sudominti, įtikinti nebūtos istorijos tikrumu. Čia svarbi įtaiga ir artistiškumas ta pačia natūraliausia, gyvenimiškiausia prasme, gebėjimas valdyti publiką, tai ką mes dažnai vadiname charizma. Ir šiems dalykams yra svarbus ne tik prigimtinis pasakotojo talentas, bet ir labai tinkamai parinktas tekstas. O šitas uždavinys ir yra mokytojams ir vadovams. Vaikui, tautosakos teksto pasakotojui šventai tikiu ir matau ir žinau, kad formuojasi daugybė asmeninių nuostatų, kurios mums kaip tiesiog žmonėms, norintiems būti laimingais, suprastais, mylintiems ir mylinčiais, yra reikalinga pagal Maslau piramidę mažų mažiausiai saviraiškos būtinybė ir galimybė. Ir tas pats tautosakos žinių papildymas ir gilesnis pažinimas, ir scenos bei bendravimo kultūros formavimasis, ir iškalbingumas, ir gebėjimas save pristatyti, ir įveikti savo vidinius ir ežius, ir kompleksus. Ir tas trokštamas kartų ryšio ir savitarpio supratimo skatinimas, bendravimas, bendradarbiavimas, teorijos ir praktikos ėjimas, kas dabar yra ant didžiausios bangos, bet kokiojame amžiuje, bet kokioj mokymo paradigmai, tai asociatyvus mąstymas, gebėjimas pasinaudoti bet kuo, ką tu žinai, ką tu matei, tai yra aukščiausias gebėjimas šiai dienai ir prisitaikyti be konfliktų, be iššūkių, su kritiniu mąstymu, su aiškiu pasirinkimu. Tai būtent pasakojamosios tautosakos mokymasis, ieškojimas, rinkimas, bendravimas, visa tai iš tiesų teikia. O ką jau kalbėti apie kalbines, literatūrinės, istorinės, geografinės ir kitas žinias bei gebėjimus ir įgūdžius. Tai kad čia nesuklystume ir nepastatytume vaiko į juokingą, nemalonę situaciją, visų pirma, mes turime įsiskaityti, suprasti, perprasti ir dar ir pasitarti, ir pasikonsultuoti, ir nebijoti klausti, kokie yra tie pagrindiniai tautosakos bruožai, kanonai, skirstimas, nes būtent Ramtatulis ir yra tas konkursas, kuris sugeba jau šitiek metų išlaikyti tuos tikriuosius pamatinius ir reikalavimus, ir siūlymus, ir sukurti tą ir gerą atmosferą, ir tikrąją lietuviškąją, etniškąją ir aurą. Ir čia nereikia pykti, kuomet yra tiesiog pasakoma, kad dovanokit, bet tekstas netinkamas. Nei pagal amžių, nei pagal intonacijas, nei pagal pristatymą. Ir drąsiai tai sakau, todėl kad pati pro visą tai per 30 metų praėjau. Ir esu labai dėkinga visiems Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir specialistams, ir kolegoms, ir draugams. Tai tautosakos bruožai. Yra daug čia tų burtažodžių, bet juos perpratus jie visi apie tą patį. Vyraujantis tradiciškumas. Iš ties labai lengva, pigiai, greitai, populiariai, smagiai, linksmai pasiūlyti vaikams, jaunuoliams kažkokį tai kūrinį, kuomet yra netitikimas. Tai yra būdinga melų ir buitiniams pasakoms ir juokų pasakoms, kuomet yra tiesiog elementarus netitikimas. Ne to amžiaus žmogus, ne tos lyties žmogus kalba ne tuos dalykus ir tai jau iš karto yra ir patrauklu, ypač auditorijai, siekiančiai tik tai populiarumo. Tai šiuo atveju reikia labai perprasti, įsiskaityti, suvokti ir dar, kaip sakau, pasitikrinti. Tai vyraujantis tradiciškumas, ilgus amžius, šimtmečius išanalizuotas, pristatytas,
galima ir atrasti, ir pasiskaityti, ir pasikonsultuoti. Aš ir pati jau prieš daug metų, štai ruoždamasi rengti vaikus ir pradėjau ieškotis va tų esminių dalykų, kad pati nesuklyščiau ir, kaip sakiau, vaikų nepastatyčiau į tokią nejaukią padėtį. Tai tradiciškumas, pastovumas, kartojimas ir kanonas. 4 žodžiai, 4 sąvokos, terminai kalbantis apie tą patį. Labai sunku šiandieninėme greičio amžiuje vaikui paaiškinti, kodėl reikia kartuoti 3 kartus tą patį. Nori, nenori, tu privalėsi paaiškinti jam skaičių simboliką, mitologinius aspektus. Ir visų pirma, pats patikėjęs įtikinti ir jį, kad čia yra labai svarbu. Pastovumas, tradiciškumas, kartojimas ir kanonas. Jau čia einame beveik iki religinių dalykų, kas yra šventa, nekvestionuojama, nekeičiama, o daroma pagal bendruosius susitarimus ir nuostatus. Antrasis tautosakos bruožas iš karto mus šiek tiek atpalaiduoja ir leidžia apsiginti. Tai yra variantiškumas ir kitimas, priklausantis nuo sąlygų, pateikėjo amžiaus, lyties, patyrimo, talento ir kitų tų tokių bendrųjų vaiko kaip pasakotojo dalykų. Šiuo atveju turiu galvoje pateikėją kaip tą vaiką atlikėją, tramtatulio dalyvį. Variantiškumas. Man buvo labai įdomu klausytis apie dainas, kuomet yra lyginamos daunininkų ir dūnininkų. Ir toks didžiulis skirtumas tarp tų pačių žemaičių. Tai lygiai tas pats yra ir su tekstu. Su tekstu jis turėtų būti dar ryškesnis. Nes charakterio savybės, bruožai, kurie dabar jau visiškai nebėra atsinešami prigimtinai, jie vis tiek turi būti išlaikyti. Jeigu tu kalbi žemaitiškai, tai turėtų būti lėtesnis kalbėjimas, negu kad dzūko, daug žodiškumas ir deminutyvų gausa, nes mes turime savo visus variantus ir tas savybės. Viskas yra kuriama gyvų sakomų žodžiu. Tautosaka jungia kūrėjo, praturtintojo ir atlikėjo meną. Kuomet mes kalbame, čia galėtų būti formulė tokia, kuomet mes kalbame apie suaugusį žmogų, tai jis gali ir turtinti, ir žinoti, ir suvokti, kokios yra ribos, kiek galima puošti, kiek galima keisti, bet vaikas, bent jau mano giliu įsitikinimu, jau turi būti subrendęs jaunuolis, 11-okas, 12-okas, ir labai gerai pažinęs ir įsisavinęs visus bruožus, kanonus, taisyklės, kad galėtų kiekvieną kartą pasakoti kitaip ir reaguodamas į auditoriją, galų galiai komisiją. Tai vaikas šiuo atveju yra žymiai labiau atlikėjas. Visada kyla klausimas, kiek metų bedalyvautumėm tramtatulyje, kolegoms, kurie atveža savo vaikus pirmą kartą, visada kyla klausimas, negi galima kažkaip tai pristatyti įdomiai, įspūdingai ir iškalbingai, naudojantis pagrindiniu įrankiu balsu, perteikiant emocijas, intonacijas ir jausmus. Ir šitoje vietoje nėra ką daug kalbėti, taip, balsas yra pagrindinis įrankis. Balsas, mimika, vienas kitas mostas, bet balsas yra pagrindinis dalykas ir supratimas. Ką aš darau, ką pasakoju ir kodėl pasakoju. Perteikiant pasakojamoje tautosaką yra, aš čia pasirašiusi kažkada seniai buvau, kad neperdėta, neperspausta vaidyba, bet vakar būtent netgi galvojau, kad gal netgi išmesti tą žodį vaidyba, nes kalba eina apie kuo didesnį natūralumą. Bet iš kitos pusės, jeigu mes lipame į sceną, kad ir su tautosakos kūriniu, tai jau yra vaidyba. Tai čia turime galvoje tik tai aplinkybės ir pasirinkimas dalyvauti ir perpasakoti tą tekstą, kūrinį ar jų junginį. O lieka toliau prie natūralumo, balso tembras, mimika, gestai, kai kada poetiškumas, muzikalumas irgi yra labai svarbu, kad pats tas kalbėjimas, pristatymas, kad būtų malonu ausiai klausytis. O jau ką kalbėti apie pasaką su dainuojamaisiais intarpais.
perimama, iš dalies perprasminama, kartu ir suprantama, ir jaudinanti, ir dominanti įvairių epochų žmonės. Yra ta tautosaka ir ne į sceną einant, ne į konkursą važiuojant yra aiškinamasi šitie dalykai, o su vaiku, su jaunuoliu, kuris dalyvauja tramtatulyje, nuo to reikėtų pradėti, kad ir jisai, ir jūs aiškindami, ir patys geriau suprasite, ir dar įdomių dalykų atrasite, ir kuomet turėsite bendrą matymą, tuomet ir tautosakos bruožai bus išpildyti ir rezultatas pasiektas, ko yra tikimasi. Dabar bandau perjungti skaidrę. Pavyko. Kad daug nekalbėti, tai eikim prie esmės ir tautosakos skirstimas ir vėl yra aiškus, kanonizuotas ir paprastai nesikeičiantis. Nes mes kalbam apie šimtmečių tradiciją, apie mūsų kultūrą, apie mūsų regionus, žodžiu, apie mūsų pamatą. Ir iš ties, kuomet klausaisi ar pristatomo choreografinio folkloro ar dainavimo, tai iš karto manau, kad visiems atrodo, na, čia gal ir nelabai, ir sugebėčiau ir suprasčiau, bet su tautosaka tai yra viskas labai paprasta, nes skaityti, kalbėti, pasakoti visi mokame. Bet čia kaip ant tos banano žievės, nepaslyskim. Tai tautosakos skirstimas yra pagal šituos bruožus ir priklausomybės. Pagal amžių ir lytį. Vaikų, jaunimo, suaugusiųjų, moterų ir vyrų. Ir pagyvenusiųjų tautosaka. Jeigu jūs duodate tekstą vaikui, jaunuoliui, mergaitai, berniukui, jūs turite išsiaiškinti, kas pagal tradiciją buvo šitų tekstų pasakotojai ir perteikėjai. Nes temos buvo skirtingos. Ir čia, mano galva, ne vieta ir ne laikas kalbėti apie lygias teisės, galimybės ir kitus panašius dalykus. Šitą reikėtų įsigilinti, paklausyti, pasiskaityti, pasidomėti ir atrinkti tą teisingą tekstą. Pagal adresatą ir adresantą. Tai yra pagal pateikėją ir klausytoją. Šitoje vietoje jau nusižengėme iš karto šitam kanono reikalavimui, nes juk pasakojamoji tautosaka visados dažniausiai būdavo suaugusiųjų adresuojama vaikams. Taip kaip mes dabar verčiame vaikus skaityti knygas, vadovėlius ar literatūros kūrinius, tai visą tą vaidmenį, visą mokymo procesą atlikdavo tautosaka, folkloras ir bendravimas. Vaikai, ypač mažesniųjų metų, iki 10, buvę daugiau pasakojamosios tautosakos priėmėjai, klausytojai, o ne atlikėjai. Juolab, kad jau scenos tai niekados nebūdavo gyvenamoje aplinkoje ir Leonardas Sauka, čia pasiimu visada šitą jo citatą, nors galite atrasti pačių stipriausių ir garsiausių mūsų folkloristų, tautosakininkų, minčių kalbančių apie tą patį. Vaikas mažas, jam lopšinės, kiekavimai, milavimai, ratavimai, kiek paaugo, jis pats pradeda šūkauti savo erzelionės, žaisti vaikiškus žaidimus, o piemenuko laukia jų raliavimai, piemenų raudos ir taip toliau. Taigi, kol vaikas patampa tuo pasakotoju pateikėju, turi praeiti nemažai jo gyvenimo metų. Pagal kalbėjimo tikslą, kontakto pobūdį ir kitus veiksnius. Čia kiekvienas žanras turi, apie žanrus dar taip pat kalbėsime, turi labai aiškę priklausomybę. Ir čia visada ir savo vaikams, mokiniams visiems ir ansambliečiams esu išūžusi ausis, kad viskas, kol nebuvo rašto, tai viskas buvo tautosaka, tai, ką tauta sakė, ir tai yra pasakojamoji, dainuojamoji ir smulkioji. Ir tai man labai padeda kaip lietuvių kalbos mokytojas darbe, nes vaikams iš karto paaiškėja literatūros rūšis, kuomet atsirado jau rašto tradicija. O tai įvyko, kaip žinote, gan vėlai,
mūsų krašte, tik XVI amžiaus antroji pusė. Taigi, tautosaka išaugusi į literatūrą, iš dainuojamosios patapo lyrika, iš pasakojamosios patapo epika, iš smulkiosios patapo drama. Ir visi žanrai, kurie yra būdingi šitoms literatūros rūšims, yra lygiai taip pat būdingi ir atėję iš tautosakos. Ir čia perpratus tą labai tokį aiškų algoritmą, labai aiškę schemą ir patiems paaiškėja, kaip, ką, kur, kada tiktų parinkti vaikui, tarti su juo, kaip jam paaiškinti. Tai tautosaka labiausiai atliepia funkcijas pasakojimo, pasakymo ir šnekos, smulkiosios tautosakos. Tai tik pasakos su dainuojamaisiais intarpais turi ir lyrikos bruožų, ir dainuojamosios tautosakos bruožų. O mano galva, va dabar dirbant su vaikais, jau keletą metų ta vadinamoji postcovidinė karta ir vieni ir kiti ateinantis, jiems labiausiai tinka mišri. Ir sakomosios, ir dainuojamosios, ir pasakojamosios. Bet čia ir vėl atsakomybė yra vadovui. Labai reikia suvokti, ar prieš 100 metų tekstas buvo laikomas prasimanytų, ar buvo tikima jo tikrumu. Nuo to priklauso, ar tekstą pasakosim kaip estetinę funkciją, išpildydami, pasigrožėdami, nustebindami, džiaugsmą, malonumą suteikdami, ar tikėdami, mokydami, gąsdindami, ar kitus niuansus atradę. Tai pasakos ir anekdotai yra grožinė, meninė kalba, o tai, kas tikėtina tikrumu, priklauso sakmėms, padavimams, pasakojimams ir atsiminimams. Tai čia dominuoja informavimo ir komunikavimo funkcija. Na ir mišrumas, kuriant pasakojimo ir atlikimo intrigą, dar kartą pasikartoju, kad galima jungti ir paties vaiko, jaunuolio įdomumui, ir klausytojo įdomumui, ir paskatinimui išmokti galima jungti kelių žanrų ar net rūšių pasakojimosios tautosakos kūrinius, smulkiuosius vienetus ar net dainuojamąją tautosaką į vientisą įdomų pasakojimo siužetą. Ir čia iš karto noriu dar priminti, kad kiekvienas tramtatulis turi kažkokią tai dedikaciją. Šiais metais, jeigu gerai pamenu, yra Liudviko Rėzos, taip, dainų rinkinys, ar teisingai kalbu? Gerbiama Jūratė. Taip, ir kiti metai yra paskelbti lietuvių liaudies dainų metais. Tai va ir tramtatulį mes skiriame lietuvių liaudies dainų metams ir Liudviko Rėzos pirmojo lietuvių liaudies dainyno 200 metų sukakčiai. Tai va, tokios dvi progos. Ir aš pamenu prieš kokį 17-18 metų, gal klausydamasi, va štai šitą temą kalbant, šviesaus atminimo Zitos Kelmickaitės pranešimo. Jinai tada pamenu, kad sakė, žinokit, kai nuvažiuoju aš į Estiją, Latviją, man dūšia atsigauna. Ten visi pasakoja apie tai, kas jiems yra svarbu. O mes, vat, tai turiu galvoj, giminės istoriją, šeimos istoriją, genties istoriją. Tai tas suaktualizavimas, mes vis dar rišamės daugiau mažiau, čia mane pataisys gerbiama Jūratė, jeigu aš klystu, vis tiek mes, kad būtumėm garantuoti ir tikri, o tai tikrai yra labai stiprus skydas, tu turi knygą, tu turi interneto nuorodą, kur yra patikrintas tekstas, bet šiais metais labai siūlome visi, kiekvienas kampas Lietuvos, turime savo dainininkų, pateikėjų, mes tai Raudienai iš viso esame labai turtingi ir jau džiaugiamės daug metų, Mortos Katkienės į Lietuvos nacionalinio kultūros centro štai išleistų leidinio ir su įdainavimais, ir su iššifravimais, ir su labai spalvingais jos, kaip charizmatiškos asmenybės įvadė papasakotais dalykais, tai
Mes bent jau turim tikrai nuostabių tekstų, ką būtų galima atsinešti į Tramtatulį. Ir dar netgi nereikia pykti su niekuo, nes mūsų Morta Katkienė, gimusi vienoje Raudėnų seniūnijos pusėje, nutekėjo į kitą Raudėnų seniūnijos pusę. Tai dabar va mūsų žemė, Raudėnai, Švendriai, Pažišmeliai, Pažeriai, Dirvonienai. Mes turime štai tokį įstabų žmogų, kurio ir pavyzdys, ir kūriniai, ir prisiminimai, ir dar jinai dainavo ir 4 kartų dainas, ir privertė savo jauniausiai sūnų vežti ją į Vilnių ir surasti vidury Vilnius, kam jinai galėtų įdainuoti tas dainas. Ir surado. Tai čia kalbant apie temas, apie tekstų pasirinkimą, paieškokit. Paieškokit ir pabandykit štai papasakoti, pristatyti ir tai, kas yra šalia ir gyva. Taip, taip, tikrai būtų pageidautina, bet žinoma, nėra visiškai 100% būtina. Tikrai ne. Na, bandau keliauti į kitą skaidrę. Va. Kuo tarmiška pasakojimo į tautosaką yra patraukli ir įdomi. Labai trumpai ir jau pati pasitikrinau, kad visa tai yra gyva, svarbu, reikalinga ir vaikam patrauklu. Viskas priklauso nuo to, kaip tu tą pateiki. Jeigu tu šiuolaikiniam vaikui, kuris yra labai drąsus, labai išraiškingas, labai nenorintis nieko mokytis, bet labai noriai visur dalyvaujantis, jeigu pavyksta užkabliuoti, tai jisai jau ir nebeatsitrauks. Bet jam reikia pateikti jo supratimu. Man toks įspūdis, kad mes jau dabar gyvenam su iš kitos planetos vaikais ir jaunimu. Bet kuomet atrandi su juo ryšį, jam yra įdomus ir tas siužeto rituliojimas, ir tos pačios problemos gvildenamos per amžius, yra meilės temos, susikalbėjimo temos, pripažinimo, patyčių buvimo, nebuvimo temos ir įvairiausi kiti dalykai, kurie ir skaudus, ir svarbus, ir aktualūs. Ir tie patys magiški stebuklingi dalykai, galvodami apie tai, kad Haris Poteris ar Žiedų valdovo personažai yra įdomus, patikėkit, bent jau mūsų Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto mano mokiniams, jiems yra žymiai įdomesnis kažkodėl tai tautosaka, negu šitie fantastiniai personažai. Geresnio ir gražesnio gyvenimo siekėmybė. Gyvenimiškos patirties, švenčių, kasdienybės, džiaugsmų ir vargų, dvasios galios ir stiprybės, kuomet tu užkabini jo jautrę stygą, kuomet tu atrandi bent vieną vaiką, toj grupiai, tam ansambliai, tam kolektyve, tiesiog kalbėdamasis, repetuodamasis, kuris sako, aš čia taip, žinot, pasijuoksiu, Šiauliuose mokykloje, kalbėdama apie šeimos šventes, paklausiu, kas buvę laidotuvėse, tai atsirado iš 62 vaikų vienas, kurį nusivedė nuo 5 iki 10 klasės, ten yra mokiniai pas mane, kuris buvo visai neseniai senelio laidotuvėse ir jam buvo be galo įdomu ir tada visiems pasidarė įdomu, bet man tai buvo juokingiausia, kuomet aš paklausiau, o kas buvę vestuvėse. Ir ten tiek daug buvo buvusių, o į klausimą, tai aš taip nustebau, tai sakau, o tai kieno vestuvėse jūs buvot? Tai 90% buvo savo tėvų vestuvėse buvę. Ir tada supranti, kad jau tu nebegali remtis, nes ten tikrai tradicinių dalykų, gyvenimiškos patirties ir tų švenčių su tradicijom ir su savokom jau nebetrasi. Atkartojimu. Kuomet vaikai labai nenori įdėti darbo, o tokia ir yra šita karta, atkartojimas tampa pliusu. Kai tu 3 kartus turi pakartoti tą pačią istoriją, tiesiog pakeisdamas tik tai personažą, tą patį tekstą. Žinoma, išgyvenimas, pažinimas, auklėjimas, išlikimas ir jeigu turite vaikų, kurie yra grįžę iš užsienio, jie man tampa tikrai pagrindu, nes jau vaikai paliudyja, kad svetimom plunksnom nepasipuoši. Ir jie pradeda domėtis, o tai kas čia pas mus kitaip, nes tenai, Airijoje, tai jie taip daro. O aš nežinojau, ką pasakyti, ar Anglijoje, ar dar kažkur kitur. Praeities žmogaus tikėjimų, pasaulio suvokimų ir tvarkos, meniškumo ir kitų dalykų liudijimų. Ir čia mes nuolat kalamės prie kryžiaus, kokie mes esame nevykę.
neturtingi, tai šitoje vietoje yra nu toks tvirtas pamatas ir toks iškalbingas ir toks turtingas dalykas visų tuo pasidžiaugti, kuo mes išties esame. Vieni turtingiausių, jau drąsiai galiu sakyti, netgi žemės rutulyje. Ir žinoma, tų patirčių įtaka šiandieninė žmogaus gyvenimui ir jo šiandieninėms vertybėms, ir jo ateičiai, ir jo pasirinkimams. Ir įdėjau štai tą naująją mokymo paradigmą bendrųjų kultūrinės pažinimo, kūrybiškumo, komunikacijos, socialinės, emocinės kompetencijų ugdymu. Iš ties, bet kuris, jeigu esate mokytojas, tai pradėję ruošti vaiką, ar etnokultūros olimpiadai, ar tramtatulio konkursui, ar kažkokiam kitam, kur yra svarbus štai šitie tradiciniai mūsų folkloro ir įvairios tautosakos dalykai. Visame tame mes turime, visų kompetencijų ugdyme mes įgyjame labai didelį ir gražų ginklą. Ir dar išskirtinį ginklą, nes mažai kas tą daro Lietuvoje. Kol kas ieško inovatyvių formų, kurios yra labiau būdingos kitiems kraštams. Pasakotojų tipai. Jie yra pagal bendrą visuotinį skirstimą, pagal literatūros ir tautosakos institutą. Jie yra suskirstomi štai į šitokius. Čia mūsų senieji pasakotojų didaktų tipai. Kalba, žinoma, eina apie suaugusius žmones, bet kad vaikas neišsiblaškytų, neišsitaškytų ir jūs jį labiau pažintumėt, aš siūlyčiau, ir bent jau aš stengiuosi taip daryti ir tekstą parinkdama, kad nusistatyti tas ribas. Kas vaikui yra labiau būdinga? Ar jisai didaktas? Tad dabar, žinokit, tokių yra daugiausia. Tik tai reikia turėti galvoje, kad čia kalba eina apie didaktą, tai yra tą mokytoją, kuris paseka kūrinį ir prideda moralą. Tų tradicinių didaktų pasakotojų moralai kiekvieną kartą galėdavo būti kitokie. Arba jo iš vis galėdavo nebūti. Tiesiog nutilėjimas, jeigu jau labai pagavęs yra auditorija. Tai be abejo, vaikui, jaunuoliui moralas turi būti aiškiai išmoktas, suprastas, o ne varijuojamas kiekvienu atveju. Mėgstantis potekstę, nutilėjimus. Čia turi būti labai išraiškingas, čia jau mimika arba neperteklinis judesys, bet laiku ir vietoje. Proziški. Tokių irgi dabar mano galva yra dominuojanti grupė. Lakoniškai, glaustai, be priedų, bet tada ir tekstas turi būti toks. Ir įtikinančiai. Iškalbingi pasakoriai. Apie vaikus kalbėdama, tikrai bent jau aš nesu turėjusi tokio, kuris galėtų pridėti laisvai savo daug paaiškinimų, kokio jis amžiaus bebūtų. Ir juo labiau improvizatoriai, kurie taip gerai išmano ir tekstų rūšis, ir bruožus, ir psichologinius ypatumus, kad gali pagauti auditoriją ir suimprovizuoti taip, kad visiems labiausiai patiktų. Tradicijos paisytojai. Mes turbūt esame beveik visi štai šitoje grupėje, griežtai laikomės kanono, beveik kaip ir tikintiems, pamaldiems žmonėms ir atsidavimo tradicijai. Saugome, puoselėjame ir stengiamės perduoti savo jaunimui. Psichologiniai pasakotojų tipai, be abejo, kiekvienas pažįstame savo pasirinktus vaikus. Ar jisai intravertas, yra labiau susikaupęs, dėmesys tekstui, potekstei. Ir pagrindinis klausimas, manau, ir jūs išgirstate, jeigu ruošiate vaikus ar kalbėjimui mokykloje, viešajam, ar va, štai tokiam konkursui, ar galiu žiūrėti į lubas, ar galiu žiūrėti į grindis, ko visiškai nereikia ekstravertams, kuriems kaip tik reikia ir kad kažkas šypsotųsi, ir kad kažkas linksėtų, ir kad kažkas atsakytų jų išsikeltą retorinį klausimą. Ir bent jau aš, ir jūs, esu garantuota, tuomet sakote, į lubas negalima, į sieną negalima, į grindis negalima, bent jau žiūrėk į mane. Tai charizmatiški, betarpiški, natūraliai gyvi, pritaikantis ir net valdantis auditorijos dėmesį ir nuotaiką, vaikai ir jaunuoliai yra mūsų druska pasakojamosios tautosakos pateikime.
Na ir pasakojamoji tautosaka. Aš iš ties turiu kiekvieną žanrą aprašytą, pasiruošusi, susidėliojusi, nes man pačiai tai yra be galo įdomu. Tai nes kiekvienas žanras turi savo ir pasakotoją, ir amžių, ir funkciją, ir kalbėjimo stilių. Tai pabandysiu labai greitai, o jeigu ką, galėsiu ir pasidalinti su gerbiamos Jūratės pagalba, nes nežinau, neišgirdau, vedžiau pamokas dar, įrašas yra daromas, ar ne, šito mūsų susitikimo. Įrašas daromas, taip. Ir jisai bus viešinamas? Taip. Taip. Tai vad, jeigu kažkam kažko pritrūktų, tai tikrai galėsime susisiekti. Stebuklinės pasakos, anot folkloristų, etnologų, labiausiai yra tinkamos moteriams ir vaikams. Ir pasakos su silpnesniais herojais, neišplėtotais įvykiais, siužetais, žygdarbiais. Pasakoms yra būdingas stebuklinėms pasakoms, čia kur yra stebuklai. Veržlumas, gyvumas, meniškumas, vaizdingumas, vadinasi, galima ir išplėtoti, ir pasidžiaugti, ir perteikti tą grožį pasakos. Nes jie yra pasakos, stebuklinė pasaka yra pasakojama dėl pasigrožėjimo, pasigėrėjimo. Ir ryškus veikėjų paveikslai, jie yra arba labai gražus, arba labai baisus. Žvėrių arba gyvulinės pasakos labiausiai tinka vaikams. Gausu yra įvairaus ilgumo, įvairios kompozicijos pasakų. Ir čia aš tikrai nesidalinsiu taip, kaip ar choreografiją pristačiusi Gaila, ar dainavimą aptarusi. Nes ir internetas, ir bibliotekos, ir mūsų namų žinynai knygos yra pilnos, tik tai reikia paieškoti ir nepatingėti perskaityti metrikų. O tai yra privaloma, nuo to reikėtų pradėti, nes pildant Ramtatulio anketą, čia nereikėtų pritempinėti, čia reikėtų tiesiog paieškoti sąsajų ir pačiam būti ramiam, kad tai yra iš tavo krašto, su tavo tarme ir su tavo supratimu ir įsigilinimu. Tai aš čia pasiėmiau iš lentynos, va, ežeras ant milžino delno. Na, kas galėjo patikėti, kad būtų čia mano aplinkinių apylinkių. Nėra jos labai arti, bet iš Sedos labai trumpų, nuostabių sakmių yra. O su Seda tai mes draugaujam. Tai kodėl nesukūrus to pasakojimo ir nesujungus, kad pas mus nėra to piliakalnio švedų kepurėmis supilto, bet mūsų draugai sediškiai jį tikrai turi. Štai taip ir gimsta tie tekstai. Tai čia nukreipimas į tekstų paiešką. Paprastos, aiškios vertybinės nuostatos, čia kuomet kalbame apie žvėrių arba gyvulinės pasakas. Gausu komiškumo, patrauklaus naivumo, emocionalių dainuojamųjų intarpų, formulių, dialogų, veikėjus paprasta individualizuoti ir netgi išnaudoti savo balso tembrą, pasakos veiksmą palydėti vienu kitu, nedaugiau judesiu, mimika ir išties žvėrių ir gyvulinės pasakos yra tokie lyg labai maži mini spektakliukai ir labai mėgstami vaikų ir ypač pačių mažųjų. Kalba gyva, konkreti, papuošta ištiktukais mažybinėmis ir maloninėmis formomis, epitetais, naujadarais ir žodžių poravimais. Juokų arba buitinės pasakos neturi stebuklinių pasakų idealizmo, gražumo, bet yra gausu bjaurumo, niekingumo, nesąmonių, kvailysčių, išjuokimo ir čia jau reikėtų šiek tiek vyresniems vaikams, nes reikia suprasti, kurioje vietoje yra tas juokas, kurioje vietoje yra tas melas ir kaip jisai yra perteikiamas. Bent jau aš kiekvieną kartą skaitydama su savo mokiniais ir su savo gerbiukais ar anekdotus tose senosiose knygose, arba ir iš interneto žemaičio anekdotai kaip pavyzdys, arba štai lietuvių liaudės anekdotai, arba skaitydama jokių ir melų pasakas su penktokais ir šeštokais, aš negaliu patikėti, iki kiek jiems tai yra užsienio kalba. Nieko jiems tenai jokingo, nieko jiems tenai melagingo ir tu turi operuoti kiekvieną žodį. Ir į šitą dalyką atkreipkite dėmesį. Jeigu vaikas jums sako, kad viską supratau,
Būtinai paprašykit, kad kiekvieną žodį paaiškintų, kaip jisai suprato. Nes mūsų jaunieji, mažieji etnologai, etimologai dabar tokių žodžių sugalvoja ir tokių reikšmių prisiaiškina. Štai vakar dainuota Advento daina "Žali girelį nebežaliuoja", suprantama tik vienam iš tų pačių 60 kelių šiauliškių, kad girelė tai giria. O dar didžiajai daliai neaišku, kas yra giria ir kam reikalingas tas žodis. Yra miškas ir užtenka. Aš čia ironizuoju ir juokauju, bet kuomet mes turime nueiti kiekvieną dieną N kilometrų, tam, kad raumenis lavintume, mums yra viskas aišku. Bet kuomet mes kalbame apie savo psichologinę, emocinę sveikatą ir turime kuo daugiau, esame skatinami kuo daugiau kalbėti, kuo daugiau žodžių pavartoti, tada pamirštame, kad tai yra smegenų mankšta. O ypač ji yra reikalinga jaunam, mažam ir augančiam ir senstančiam. Sakmės - etiologinės ir mitologinės. Čia panašiai kaip ir žvėrių bei gyvulinės pasakos yra apie gyvosios ir negyvosios gamtos objektų atsiradimą, sukūrimą, trumpos, buvo tikima jų tikrumu, moksliškumu, vienokių ar kitokių jų bruožų atsiradimą pasakoja etiologinės sakmės ir jos artimos pasaulio kūrimo mitams. Tik nebėra tos šventumo aureolės, bet tikėjimo jų tikrumu tikrai yra. Ir joms priskiriama iš dalies meninė, iš dalies pažintinė reikšmė. Apie žmogaus ir antgamtinių mitinių būtybių susidūrimus pasakoja mitinės sakmės. Ir joms yra būdingas vaizduotės dirginimas paslaptimi ir gąsdinimu. Mitologinės sakmės, tai čia pradedant numirėliais, žaltvykslėm, laumėm. Ir dar noriu pasidalinti patirtim, tik imdami, skaitydami, analizuodami, aptardami, būtinai į repeticijos ar pamokos pabaigą nuimkite tą išgąsdinimo šydą, nes vaikai dabar labai greitai išsigąsta. Ir jie vakare sutemus, jiems yra baisu vieno perskaitytų sakmių, o jo labiau šiurpių būti namuose ir tai sukelia gan rimtų emocinių problemų. Aš kaip nuimu tą šydą visados atrandu laiko, užbaigdama paaiškinti, kad visa tai neįvyksta, jeigu tu laikaisi bendrųjų susitarimų taisyklių. Jeigu tu esi saugioj savo aplinkoj, jeigu tu esi su tau pažįstamais, saugiai žmonėm, taip kaip dabar vaikai yra mokami nekalbėti su svetimu, neturėti jokių nei virtualių, nei jo labiau kontaktinių ryšių, ar tai būtų autobuse, ar gatvėje, ar pakeliui, ar ekskursijoje, ar prie savo nepaleidžiamo ekrano, tai apie tai ir kalba mitologinės sakmės. Reikia būti savo vietoje, savo laiku, savo saugioje erdvėje. Anekdotas. Ir viena iš sakmių esminių funkcijų yra paaiškinti, paauklėti, todėl joms ir būdingas yra konkretumas, aiškumas, paprastumas ir netgi pasakymas, va tas ir tas sakė, jam įvyko tai tada ir tada, arba tas ir tas girdėjo ir yra garantuotai tiesa. Išvadas klausytojas turi pasidaryti pats, pasimokyti iš sakmės veikėjo klaidų. O anekdotai yra labai patrauklus ir jau su vaikais irgi esame išsibandę tai, kas atrodo kuomet repeticijoje ar pamokoje, kai skaitai ir atrodo nejuokingas anekdotas. Tai kuomet tu tai pasakoji auditorijai, ar renginio metu, arba konkurso metu, tai išties patampa labai juokinga. Ir juokiasi visi ir pats netgi tas mažasis pateikėjas, dalyvis, būna labai maloniai nustebintas, kaip tas kiškis su avim, kaip išgąsdino zuikis. Tai čia vat mūsų tie pateikėjai būna labai maloniai nustebinti, kaip jiems pavyko pritraukti dėmesį ir dar prajuokinti, pralinksminti ir sulaukti tos reakcijos, kurios jie labiausiai ir tikėjosi. Padavimai – tai fantastinės istorijos apie Lietuvos vietovės bei jų objektus, bet jiems irgi yra būdingas glaustumas. Kartais būna ir gan objektyvi pasakojimo nuotaika, o kartais jie virsta meniškais tekstais su trumpa ekspozicija, tai yra su
paaiškinimu, su papasakojimu, su kulminacija ir pabaiga, apeliuojančia į šiandieninio žmogaus jausmus ir sąžinę, į žmogaus emocijas. Padavimai yra tarp tikrovės ir fantastikos. Čia labai priklauso nuo to, jeigu tu gali nuvežti ir parodyti tą laumės akmenį ir dar atrasti laumės papus, kas net man buvo naujiena šiais metais pavasarį nuvykus prie Micaičių, tai viskas, tikrumas garantuotas ir akmuo perskilęs ir vadinasi ir tas gubrys supiltas, o jau kol išsiaiškinom žodį gubrys, tai reikėjo netgi važiuoti ir parodyti, kas yra gubrys. Legendos. Tai šventos istorijos ir pagrindinė nuostata - auklėti, skatinti tikėjimą, pagarbą, netikinčius ar nusidedančius pagąsdinti, išaukštinti šventųjų pamaldumą ir dorybės. Tai yra įtraukta į mūsų pasakojamosios tautosakos žanrų sudėtį, bet galiu prisipažinti, niekada nėra tekę girdėti, kad kas pasakotų. Galbūt ir tai yra nauja niša. Ir štai čia atskirai išskyriau tuos du mano minėtus pasakojimai ir atsiminimai bei giminių, šeimos narių, genčių istorijos. Pateikėjai, atlikėjai, prisiminimai ir dabar jau daugelis vietovių yra išsileidę savo krašto. Štai Rūdėnų krašto knyga, Papilės krašto knyga, Gruzdžių krašto knyga, Kuršėnų krašto knyga, esu garantuota, Šilalės žinau labai labai daug. Ir lentynoje daug yra, kur tikrai yra tų tekstų, kur jau nebebūtina labai giliai kapstyti, bet jie yra ir su metrikom, ir su paaiškinimais, ir su pasakymais, ir su įvardyjimais, kad jie yra tinkami va tokiam pristatymui. Bet, kad nevirstų po to, kad tekstas buvo visiškai netinkamas, būtinai pasitikrinkit. Ar tai yra, ar aš esu teisi, turėdama omeny, kad šitie tekstai yra tinkami. Smulkioji tautosaka, ar dar vadinama trumpais pasakymais, apima be galo turtingą ir įvairų tautosako žanrų lobyną. Ir štai jisai čia yra išvardintas ir ji gali reikštis ir kaip pavienis tekstas, tiesiog sudarytas iš minklių greitakalbių šūksnių ir būti įkomponuotas į kitą ar su kitu žanru ir pavirsti labai patraukliu ir kalbėtojui, pasakotojui, ir vaikui, ir jaunuoliui, ir klausytojui, ir bet kokiai auditorijai, ir atskleidžiančiam įvairiausias ir emocijas, ir mintis, ir sujungiančiam, ir įtampą nuimančiam, ir prisistatymui tai yra be galo reikalingas ir bent jau mano šventų įsitikinimu, kuomet vaikas išeina ir pats pasako, iš kur jisai yra, ką jisai čia pasakos, ir dar jeigu kažkokį priežodį ar pajuokauja, jau suvokdamas, ką ir kodėl daro, iš karto nuima jam įtampą. Ir tas natūralumas skleidžiasi gražiausiam spalvom. Tačiau niekada nesusilieja su pokalbiu, nedingsta kalbos raute, nes yra vaizdingas, netikėtas, yra logiškas, apibrėžiamas kiek pakeltų balsų, bet kuris štai iš tų smulkiųjų žanrų. Jiems yra būdingas ir epiškumas, tai yra siužetas, pamokymas, moralas, ir lyriškumas, tai yra emocija, jausmai, ir ryškios dramos užuomazgos, tai yra konfliktas. Drama skirta vaidinti. Atlikėjas, vaikas, pasakojamosios tautosakos pristatytojas, pateikėjas, jis patampa aktoriumi, nes yra scenoje. Ir kuomet yra, va štai tas pagrindinis bruožas, konfliktas, kas yra apibūdinama kaip literatūros rūšės, esminis dalykas, nes juk jeigu visi išeis, bet kuriame spektaklyje scenoje susijęs ir visi bet laimingi šnekasi, be kažkokių tai peripetijų, perkeltinių prasmių, tai ir nebus dramos. Tai lygiai tą patį sukūrus tam šiandieniniam gyvam, drąsiam, linksmam vaikui į bendrą tekstą, pasinaudojant štai tos smulkiosios tautosakos vienu ar kitu vienetu, jūs įduosite nuostabią galimybę sudalyvauti kaip pasakojamosios tautosakos pilnaverčiam atlikėjui. Mažosios tautosakos formos pasižymi ir dideliu šnekos formų bei būdų įvairumu. Čia ir konstatavimas, ir pasmerkimas, ir klausimas, ir sušukimas, ir paliepimas, ir juokavimas, ir keiksmas, ir maldavimas, ir šūksnis, ir šnabždėjimas.
Žaidimas kalbos garsinė išraiška ar reikšmėmis, net gamtos garsų, paukščių pamėgdžiojimai. Gali būti vienos frazės ar kelių sakinių monologas arba dialogas, kad ir su savimi, eiliuotas ar prozinis, tikroviškas ar metaforiškas, fantastiškas. Trumpi pasakymai ateina iš visų gyvenimo sričių su įvairiausiamis nuotaikomis, paskirtimis, patirtimis, išmintimi ir žinoma variacijos ir interpretacijos galimybė. Netgi tą patį tekstą jau pristatyti visai kitokią, visai kitokią nuotaiką, visai kitokią spalvą. Jeigu ir tas pats pateikėjas yra, netgi ir šitaip galima paimti ir pabandyti ir sužaisti ir parodyti. Jeigu jisai dalyvavo 4-5 metų, tai gali pradėti nuo to prisiminimo ir kad jau jam dabar visai kitom spalvom atrodo. Bet aš jau čia einu į tokius niuansus, kurie man pačiai yra labai labai įdomus. O kodėl dar labai raginu ir akcentuoju tai daryti? Todėl, kad, mėlyjeji, nuo savo asmeninių iki valdiškų vaikų žinokite, kad frazeologizmai, tai yra sustabarėję žodžių junginiai, jie yra visais laikais dominuojantis. Kaip meninės raiškos priemonė, kaip panaudojimas, kaip atpažinimas bet kuriame pasiekimų patikrinime, bet kuriame egzamine ir bet kuriame amžiuje. Ar tai bus pradinė klasė, ar tai bus gimnazijos klasės, ar tai bus universitete, jeigu vaikas pasirenka humanitarinę kryptį. O čia štai ir yra tai, kas yra labiausiai artimiausiai frazeologizmams. Nes vaikai, nebeskaitydami visiškai knygų, nebesiklausydami pokalbių suaugusiųjų ir įlindę į tiktokus ir peržiūrinėdami nuolat, sukdami tuos nuolatinius vaizdelius, kuriuose kalba yra, net nepavadinsi, kad neturtinga, aš net savokos nerandu. Tai visa tai persikelia į jų kasdienį žodyną. Ir galvoju, kad jau gal ir paskutinė ar prieš paskutinė mano skaidrė. Čia ir vėl yra surinkta iš įvairiausių specialistų, nuo edukologų iki tų pačių folkloristų ir literatūrologų ir etnologų ir psichoterapeutų ir psichiatrų, kas yra būdinga kokiame vaiko amžiuje. Ir šitoje vietoje mes nekalbame apie akceleraciją, kuomet vaiko ūgis, svoris yra didesnis ar lytinis brendimas yra ankstesnis. Nes jūs žinote, kad smegenys akceleracijos tikrai nepatiria tokiu greičiu kaip mūsų kūnai. Tai reikėtų atsižvelgti renkant tekstą štai į šituos patarimus. Ikimokykliniam amžiui sunku kalbėti, bet lengva perpasakoti. Tekstas turi būti aiškus, paprastas, suprantamas ir kuo asmeniškesnis. Tai reiškia, kuo labiau jam suprantamas ir mielas, ir artimas, ir džiugus, ir kad jisai kuo labiau norėtų asmeniškai jį papasakoti. Negali būti jokių perkeltinių reikšmių, abstrakcijų. Tokio amžiaus vaikai dar tiesiog neturi loginio ir simbolinio mąstymo. Ir nusiteikit, kad dabar jau ir kitos grupės lygiai taip pat jų žodynas jau nebeturi to loginio ir simbolinio mąstymo, kokį turėdavom mes ir ankstesnės kartos. Nes mes tiesiog gyvenom toj pačioj tautosakos, kalbos, bendravimo, literatūros, bendroj kultūros terpėj. Jis puikiai išmoksta, atkartoja mintinai išmoktą tekstą, nes dar negali pats visiškai kurti, papuošti, žaisti, interpretuoti, gali tik tai pamiršti ir tikrai tada nesugrįžti. Ir jau šitiems vaikams tai yra verta žiūrėti ir į mokytoją. Ir todėl, kai mes žiūrime dainų dainelės įrašus, yra labai smagu žiūrėti, kaip mokytojai dainuoja atsisėdę galiniuose suoluose ir tai nėra joks mokytojo trūkumas. Tai yra tiesiog vaiko palaikymas ir padrąsinimas. Ypač tinka pasakoti tekstą, kurį gali ne tik perpasakoti, bet ir atlikti. Tai yra suvaidinti, bet jau ne scenoje Tramtatulio konkurso metu. Negeba tono, intonacijos, žodyno pritaikyti temai ir auditorijai. Galima ilgai žaisti, kol jau nusistatai, kol pats vaikas atranda, jeigu turi laiko. Bet visumoje tai reikia aiškiai sudėlioti šitos akcentus.
7–10 metų vaikai jau supranta loginius, perkeltinės prasmės klausimus ir jiems jau tinka pasakoti humoristinius atsitikimus, anekdotus, galų gale, jeigu jie ir nepagaus iš karto, jie tikrai supras, ką jie turi perteikti, kurioje vietoje čia yra tas humoras, pašaipa, ironija. Humoristinio turinio trumpos pasakaitės, trumpos pasakos su dainuojamaisiais intarpais, sakmės, padavimai, atvirkštiniai poteriai. Šitų irgi nelabai esu girdėjusi Tramtatulyje, nors iš ties labai domiuosi ir labai klausau. Irgi mano galva tokia graži, puikia niša, ypač jeigu atrandate iš savo vietų. Jaučia didžiausią malonumą ir klausinėdami, ir apgaudinėdami kitus, o ypač suaugusiosius. O Tramtatulyje tai ir yra jų auditorija. Ir todėl klausytojai, čia aš visada esu be galo dėkinga komisijos nariams, nes bent jau kiek man yra tekę dalyvauti Tramtatulyje, tai visą laiką mano vaikai išeina, gerviukai išeina garantuoti, kad čia viskas buvo labai idealu. Ir čia aš kalbu ne tik tai apie Tramtatulį, bet ir tas pačias dainų švenčių perklausas. Jie sakė, ar jūs matėt, kaip komisija džiaugiasi, kaip gerėjosi, kaip... čia aš kalbu ir apie Jūratę, ir apie Arūną, ir apie Vidą, apie visus mūsų Lietuvos nacionalinio kultūros centro. Drįsiu pasakyti vadovus ir kolegas. Ir apie Loretą. Taigi, bet būtina išmokti mintinai, nes tikrai nesugebės puošti, žaisti su tekstu prieš auditoriją. Palaikymas tiek iš auditorijos, tiek iš komisijos narių. Ir tai yra tik paskatinimas ir padėjimas nepamiršti, nepasimesti, neišsigąsti ir geba intonaciją, toną, gramatiką pritaikyti temai ir auditorijai. Geba juokauti bei suprasti, kai juokauja kiti. Ir dar į tą temą, kad kuomet negauni to diplomanto vardo, ar jo labiau laureato, ar net kaip nepraeini į tolimesnę atranką, tai jau seniai, žinokit, išmokau priimti tai kaip pagalbą ir palaikymą iš tos pačios komisijos pusės, apie ką mes bekalbėtumėm. Ir tiesiog, jeigu vaikas, jaunuolis, arba ir tas pats suaugusysis jaučiasi labai blogai, kad nepateko, tai jisai blogai jaučiasi todėl, kad mes nesugebame jiems paaiškinti, ką padarėme visi kartu ne taip. O nereikėtų kaltinti ir pykti tų, kurie išmano, kas buvo ne taip, o įsiklausyti jų pastabas. Ir pavyzdžių šiai dienai aš mačiau vieną akimirką prisijungusi, kad ir gerbiama Jūratė parodė labai daug nuorodų, kur galima ir tų pačių laureatų Tramtatulio pamatyti ir visą tai, kas čia yra teoriniam lygmenį, pasakojama, visą tai akivaizdžiai įsitikinti. Nuo 10 metų vaikai pradeda suprasti žodžio galią, svorį, variacijų ir interpretacijų galimybės. Todėl tinka jau įvairiausių žanrų, ilgumo, temų ir tikslingumo tekstai. Ir bet kurio amžiaus šiandieniniam vaikui visų pirma yra svarbiausia, aš manau, kad visais laikais, vaizdinis teksto suvokimas. Mes ir darbuose, visi kokiuose mokymuose bedalyvautumėm, juk mums sako, kuomet mes su kolegomis pasidalinome mintimi, idėja ir pasiskirstėme darbus, paprašykim, kad visi pakartotų garsiai. Ir tada išaiškėja, kaip mes tą patį dalyką skirtingai išgirdom, skirtingai supratom, ir tai yra užprogramuota didžiulė problema. Ir visų pirma, reikėtų mums suaugusiesiems to pradėti mokytis, aš manau, kad tada nekiltų jokių problemų ir su vaikais. Nes mes įsivaizduojam, kad tik vaikai nesupranta, neišgirsta, nesugeba, negali, nepadaro. Vyresnio mokyklinio amžiaus vaikams derėtų pasirinkti intriguojamo siužeto, bet kokio žanro pasakojamosios tautosakos tekstą, ar netgi kelis tekstus, jaučia pagal nuostatus. Teksto siužeto atitiktis atlikėjo amžiui, dar sykį išryškinau ir išrinkau ir išskyriau, kad konkrečiai ir aiškiai būtų, kuomet jau yra aptarti visi žanrai, kas tinka iki mokyklinio amžiaus vaikams. Trumpos pasakos be galo, trumpi nutikimai,
trumpos etiologinės sakmės, nes jų yra ir ilgesnių, trumpos, tik trumpos žvėrių pasakos, smulkiosios tautosakos pavyzdžiai, tai yra skaičiuotės, erzinimai, juokavimai, nesusikalbėjimai ir panašus dalykai jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams tinka pasakoti humoristinius atsitikimus, vadinasi, anekdotus, melų, juokų, buitinės pasakas. Ir tarp kitko skirstimas šiek tiek keičiasi. Aš dabar į lietuvių kalbą iš etikos ir etnokultūros iš mokyklos niekada nebuvau išėjusi, o dabar sugrįžusi į lietuvių kalbą po 8 metų. Tai pati esu nustebusi, kad gali keistis vis dėlto skirstimas. Tai tiesiog reikėtų paguglinti ir pasižiūrėti, kas yra turima galvoje, kuomet kalba eina apie buitinės pasakas ar apie kažkokį kitą žanrą. Humoristinio turinio trumpos pasakaitės, trumpas pasakas ir su dainuojamaisiais intarpiais, be abejo, ir sakmes, ir padavimus, ir juokavimus, ir tuos pačius minėtus jau atvirkštinius poterius, o netgi ir atvirkštinę kalbą. Ir čia netgi yra tų pasakojimų ir su verka, vertu, verkaip. Ir čia žemaičius, kurie mėgsta labai greitą kalbę, irgi galima įvaryti į kampą ir paraginti juos ir savo kalbos aparatą padargus palavinti ir dar pristabdyti greitakalbę ir dar patirti malonumą, kuomet jau ir su verkam vertu verčia verpas versakoji. Štai va imti taip ir pažaisti. Ir dar suorganizuoti ir konkursų, ir pasirodymų, ir įvairių kitų dalykų. Na, o vyresnio mokyklinio amžiaus vaikams dera viskas, išskyrus, kas buvo paminėta štai, kalbant apie trumpus konkrečius tekstus. Pasiruošimo formos ir metodai. Juos ir pati taikau ir žinau, kaip yra be galo sunku atrasti laiko, dėmesio visiems šitiem dalykam, bet jeigu jau pasiruošta, atrastas tas auksinis vaikas ar vaikai, jaunuolis ar jaunuoliai, atrastas tekstas, kuris atrodytų, kad tiktų pagal visus ir kanonus, ir reikalavimus, ir tradicijas, ir amžiaus ypatumus, ir vaiko asmeninės savybės, bent keletą, ypač tai, kas yra tinkama su vaizdiniu suvokimu. Bent keletą pritaikyti, kad šventai įsitikinti, jog vaikas suprato, apie ką tekstas, žino kiekvieną žodį, kiekvieną žodžių junginį, žino loginius akcentus, žino pastraipos mintis, žino pačių tiesioginių ar menamų kalbų ir mintį, ir pagrindinę, ir temą. Tai susipažinti su kuo daugiau tautosakos tekstų, ypač pasirinkto žanro pavyzdžių, klausytis pasakotojų. Ir nebeišgirdau, kaip yra dabar patariama, kalbant apie dainas. Tai čia prieš keletą metų buvo, kad nebereikia su vaikais labai intensyviai klausytis, ypač labai pagyvenusių žmonių, ypač su mažaisiais vaikais įrašų. Manau, kad ir su tais pačiais pasakoriais, senaisiais pasakoriais, galima klausytis, reiktų klausytis, bet prieš tai reikia tą asmenį tikrai išsamei pristatyti. Papasakoti, kuo jis ypatingas, kuo jis išskirtinis, kad jisai tiesiog netaptų šiandieniniam vaikui, šiandieniniam jaunuoliui pajuokos objektu. Aš dabar pradėjusi dirbti, dėstyti etninę kultūrą Šiaulių mieste, labai dažnai sakau, kad jaučiuosi, kaip būčiau ne etnokultūros mokytoja dirbanti, o tapusi egzorciste. Jaučiuosi kaip egzorcizmo seansė. Čia iš visų siaubo filmų, žinote, kas vyksta, kai eina kunigas egzorcistas, dar su kryžium, dar su švęstu vandeniu ir su tuo apsėstuoju. Tai tikrai nemažai vaikų elgėsi panašiai, išgirdę vien jau mano gyvą dainavimą. O, lygiai tas pats ir įrašą paleidus. Bet po 3 mėnesių aš su tokiu džiaugsmu, žinokit, sakau, kad jie sako, o tai kada mes ten tą dainą dainuosim? O tai iš kurio ten laikotarpio buvo ta? O tai gal galim šiandien imti ir padainuoti? Čia tie, kurių
Niekaip negalėjau. Net vien mintis turėjau apgauti einant į biblioteką, kad, kad mes einam visai kitko veikti per klasės valandėlę. Taigi, sukurti pasirinkto žanro tekstų, surinkti, išmaišyti skirtingas žanrų teksto atkarpas, nurenkti, tai yra iki veiksnio tarinio, iki veikėjo ir judesio, veiksmo, ir aprengti, ir pasižiūrėti, kodėl tinka pasakai stebukliniai, o kodėl netinka sakmės tekstui. Pats paprasčiausias - iliustruoti, suvaidinti, sukurti šiai dienai, nufilmuoti. Vienas patraukliausių dalykų, tik tai visada reikia užbėgti už akių, kad tai nevirstų patyčiomis. O dar parinkti muziką, scenografiją. Jie žaibu tai daro, žinokit, čia net nereikia ruoštis žaibu. Bent jau mano penktokai tai tikrai. Mokyti suprasti ir paaiškinti konkretaus tautosakos teksto rūšį, žanrą, temą, pagrindinę mintį, paskirtį, motyvą. Žinoma, visų pirma, pačiam tai įsiskaičius. Ir nebijoti pasirodyti, kad ir suklystu, ir nežinau, ir nemoku. Tai yra labai patrauklu šiuolaikiniam vaikui, kuomet tu nesidedi visą žinią. Aiškintis teksto pasakojimo vietą, laiką, aplinkybės, suvokti ir turėti adresatą, bei žinoti, kokiu tekstu pasakojama šitas tekstas. Šiai dienai tai yra vadinama, kurį funkcinį stilių renkamės, nes nuo to priklauso kalbinė raiška. Pateiktas būtinai to krašto, kurį atstovauja atlikėjas tarme. Pasirinktą tekstą reikėtų, mėlyjeji, ir transkribuoti, ir sukirčiuoti, ir nesijaudinti, kuomet pasirinkote, pasitarėte, parašėte ar skelbime, ar viešoje vietoje ir pradedat sulaukti iš tų pačių kolegų. Nu tai kada gyvenime tu tundžia maičių šnektą išmoksi? Kokias čia nesąmonės rašą? Tai, kad taip nenutiktų, pasitikrinti, pasitarti su tuo, su kuo pasitikite, o jeigu taip nutinka, tai svarbiausia dėl to nesijaudinti ir neįsivelti į visus komentarus ir nesigadinti savo nei nuotaikos, nei menkintis norą tai daryti. Pageidautina, kad tekstas būtų užrašytas toje vietoje, kuria tarmė yra pristatomas, ir pageidautina mokytis tekstą iš gyvo pateikėjo. Kuomet reikia tekstą transkribuoti, paversti to krašto tarme, tikrai nerasite, žinokit, daug parašytų tokių tekstų. Ir netgi mano brangiausioji knyga Norberto Vėliaus, kurią tiesiog stebuklingų būdu paveldėjau įstojus į Klaipėdos universitetą, atradusiu mesdama šiukšles bendrabutyje, pirmąją atvykimo dieną įstojus į lietuvių kalbą ir etnokultūrą, laumių dovanos. Netgi čia nėra termiškai, nors visi žinome, kad Norbertas Vėlius buvo žemaitis ir net atradus metriką, nebūtinai jūs atrasite jau tobulai sutranskribuotą ir išverstą. Tai nebijokit konsultuotis, nebijokit tartis su vaiko artimaisiais, su tais, kurie tikrai kalba tą gyvą tarme, šnekta, ir nebijokite paprašyti, kad ir namuose jie taip kalbėtųsi ir jau gink Dieve tikrai nesijuoktų iš vaiko. Ir tai tas žmogus ir gali tapti tuo gyvu pateikėju. Na ir dar vieną dalyką prieš šitą gražią skaidrę, dėkodama uždėmesi, ką noriu akcentuoti, tai tikrai aš taip manau, kad joks šiandieninis vaikas ar jaunuolis nesimokys jokio teksto ar dainos, jeigu kalba eis apie vieną vienintelį konkursą, apie vieną vienintelę galimybę sudalyvauti ir dar su dideliu klausimu, ar praeisi regioninį turą. Tai pasiimkite tai kaip patį didžiausią gėrį, grožį iš mūsų renginių, iš mūsų susitikimų, iš mūsų pilietiškumo ugdymo, iš visų kitų kompetencijų ugdymo. Ir išmokę, pasižiūrėję, kur ir kada galima pristatyti tą tekstą, parodyti, nebūtinai su tautiniu kostiumu, nebūtinai atrinktai auditorijai, bet išnaudokit ir kad vaikas pajustų tą džiaugsmą, tą išskirtinumą, kad jis yra turtingas tuo, kas mums yra savaime suprantamas didžiulis gėris ir turtas. Ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras jau daug metų, berods 15, 18, tais metais, kuomet nėra Tramtatulio, organizuoja lygiai tokį pat, tik tai ant žymiai žemesnio laiptelio,
Lygiai tokie pat kaip Tramtatulis konkursai ir su nuostatais, ir su tom pačiom taisyklėm ir sąlygom. Ir taip auginasi Tramtatuliui kiekvienais metais vis naujus žmogeliukus. Ir aš labai džiaugiuosi su kolegė vadove Roma, kurios irgi vardą mačiau kažkuriame langelyje, kad Jurijoje pas mus jau daug metų dalyvauja, 8, 11 pasakorių, vien iš mūsų Raudėnų, kur tarmės visiškai, žinokit, jau nebėra. Tai dėkoju labai uždėmesi, suprantu, kad turbūt užėmiau labai daug laiko, galvoju, kad visi langeliai jau yra beveik užgesę, bet bus paviešinta YouTube platformoje ir jeigu kažkam prireiks, tai pamatys jie ir tai, kad šiandien atėjęs Šventas Andriejus ateina su ramiu ir lygiai tokiu pat įspūdingu adventu ir su artėjančiu švenčių dvelkimu. Dėkui. Tai ačiū labai, Jovita, iš tikrųjų ateina tas laikas, tas pats tamsiausias mūsų metuose laikas. Tai gal ir yra, taip sakant, labai gera proga pasakoti. Vat pasakot, žinot, įvairiausias ten tas istorijas ir taip vaikus jaukintis prie tų pasakojimų. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad Jovita čia labai išsamei ir iš tikrųjų iš savo tos praktinės patirties pasidalino labai tokiais, man atrodo, visiems naudingais pastebėjimais ir tikrai, jeigu jūs, taip sakant, atsižvelgsite ir čia labai aiškiai buvo daug dalykų susakyta, tai manau, kad tikrai galėsit paruošti tuos savo vaikus ir žinoma, čia yra ta sėkmė jau mokytojo, jeigu jam pasiseka atrasti tą, kuriam patinka pasakoti, tas, kuris nori pasakoti, tai ir yra iš tikrųjų dalis sėkmės, o jau paskui visi kiti dedamieji. Ir iš tikrųjų labai visus kviečiu konsultuotis. Ir netgi dėl to paties pasakojimo. Jeigu jūs jį susiradot, tai dar pasitarkit. Jeigu jums atrodo, ir žinoma, tas pasakojimas turi patikti vaikui visų pirma, Jovita ir apie tai sakė, iš tikrųjų labai svarbu. Bet yra buvę tokių puikių pasakotojų Tramtatulyje ir kaip džiugu, kad Šiaulių rajonas organizuoja tą jūriją, aš taip supratau, taip vadinasi jūsų tas konkursas. Kadangi jis vyksta per Jurgines, todėl ir vadinimas Jūrija. Aišku, tai va. Tai iš tikrųjų yra ir kitos savivaldybės, kurios organizuoja konkursus kiekvienais metais ir taip auginasi tas Tramtatulio vaikus ir tą tokią bendruomenę. Bet iš tiesų reikia Aš vieną klausimą dar prašysiu atsakyti. Gerai, matau klausimą. Pokalbių laukelėje, gerbiamas Rasos, ar galima literatūrinį kūrinį išversti iš bendrinės lietuvių kalbos, pavyzdžiui, Marcelijaus Martinaičio, Erlicko, ir dabar dar yra išėję jau visom tarmėm Mažasis princas. Jeigu dar kas neturite, tai pasidomėkite. Vienareikšmiškai ir trumpai tikrai ne.